Sveiki visi, aš jau pristačiau uždavinių kūrimo įrankį ir taip pat pristačiau kursą, su kuriuo jis padarytas. Na ir jeigu jūs atsiverstumėte jį, tai pamatytumėte ne tik uždavinius, bet ir įvairią teoriją. Ir kas įdomiausia, kad šita teorija yra interaktyvi. Tai yra mes galime paimti, pasinagrinėti programą, įvykdyti ją, gauti rezultatus, paimti, pakeisti tą programą, vėl įvykdyti ir gauti jau kitus rezultatus. Tai ko aš dar neparodžiau, tai kaip kurti šitos interaktyvius snippetus, arba programų ištraukas. Dabar paimsiu tą ir padarysiu, parodysiu kaip tą padaryti ir tam reikės dviejų dalykų, tai ir įrankio ir Moodle. Tai pirmiausiai einam į įrankį. Tai adresas yra žinai lt/scorm-v3. Einame į čia. Čia matote visiškai tuščias, neužpildytas lapas. Mes galime pasivadinti kažkaip, tai čia pas mane yra C++ kursas. Dabar, kadangi čia bus kodo ištrauka, tai pavadinimas nesvarbus, bet būtų gerai, kad jis atspindėtų prasmę. Ir be abejo, mums nereikia rodyti užduoties pavadinimą. Toliau matėte, galime dar kartą pasižiūrėti, kad mygtukas yra kairėje pusėje ir yra tik tai vykdymo mygtukas. Tai mes visus kitus mygtukus išjungiam, kad jų nerodytų. Ir pasižymėm, kad tai bus mažas mygtukas ir tas mygtukas bus be teksto, tik tai ikona. Užduoties aprašymo nereikia, nes čia tik kodo ištrauka, pavyzdžių taip pat. Ir čia mums reikėtų įdėti tą kažkokį tai kodą. Tai kad nereikėtų man galvoti, aš nusikopijuoju jau esantį kodą ir įsidėsiu čia. Va, tik tai dar ką reikia nepamiršti padaryti. Tai matote, mygtukas yra kairėje pusėje, tai kur meniu poziciją reikia pasirinkti kairėje. Ir taip pat programavimo kalba čia yra ne Pythonas, o C++. Tai pasirinkam C++. Bet ir su Pythonu, jei kas darytumėte, tai irgi veiktų kuo puikiausiai. Čia būtini laukai, tai aš juos užpildau. ID susigeneruoju atsitiktinai, visa kitai nesvarbu. Taip pat mums nereikia failų ir nereikia testų. Na ir viskas, galime pradžioje ištestuoti paketą, pasižiūrėti, ar viskas veikia taip, kaip priklauso. Tai ta mūsų programa, paleidžiam play, panašu, kad viskas veikia teisingai, vadinasi, galime publikuoti. Tai paspaudžiu paskelbti serveryje, matote, atsirado tas pats langas. Tačiau, ko mums iš čia reikės, tai yra embed kodo, taip vadinama, kuris mums leis įdėti šitą dalyką į Moodle turinį. Tai vėlgi būtų viskas labai gražiai, kad prisitaikytų, tai yra, kai išvedami, pavyzdžiui, rezultatai, tai plotas padidėja arba atvirkščiai sumažėja, kai tų rezultatų nėra. Tai tam mes turime paspausti prisitaikantis aukštis ir paspausti mygtuką atnaujinti objektą. Tai va, ir dabar mes turime jau šitą embed kodą, galime jį dėti į savo turinį. Aš paspaudžiu nukopijuoti, grįžtu į čia. Paimsiu, sukursiu naują kažkokį tai resursą. Pasirinksiu puslapį. Aišku, gali būti knyga, bet kas kitas, kas priima HTML. Pavadinsiu bandymas. Ir čia puslapio turinyje jau turi dėti medžiagą. Na, rašome susipažinkite su metinėmis operacijomis. Tai va, tekstą užrašiau, dabar reikia įdėti tą embed kodą. Čia pas mane redaktoriai, aš nežinau, ar tiesiogiai galima kažkur tai įdėti.
Bet kuriuo atveju čia ir matote mygtuką šitas kodo ir paspaudęs jį, aš įsidedu štai šitą embed kodą. Na ir viskas. Įrašom ir rodom. Na ir turime mūsų šitą interaktyvią programą, kurią ką tik susikūrėme savo medžiagoje. Tai kviečiu bandyti ir kviečiu kurti tokią įdomią interaktyvią medžiagą savo mokiniams.